Pasvalio rajonas. Paveldo DNR apdovanotas senasis Raubonių malūnas karšykla Verpykla. Atvykus į Raubonių kaimą akį iškart patraukė išskirtinis raudonų plytų pastatas, įsikūrė šalia senojo kelio į Rygą, ant Tatulos upės kranto. Tai Raubonių malūnas Vilnų karšykla Verpykla. Malūno istorija siekia 18 amžių, tačiau iki mūsų dienų išlikęs raudonų plytų pastatas čia atsirado 20 amžiaus pradžioje. Malūnas karšykla Verpykla neįsivaizduojamas be švelnių vilną auginančių avelių. O, taip, bumpt. Turim moliūgą. Prašau. Gražuolės. Klika. Čia taškė. Ten dičkė. Šitą labai gražiai pasivadino save. Burka. Pasirodė biškį. Babutio. Burka. Čia Marytė. Mare. Va. Ten Bašiūras. Tačiau žmonės šio pastato istorijoje dar svarbesni. Ilgą laiką jis stovėjo apleistas, bet prieš 10-metį aktyvi Raubonių kaimo bendruomenė davė pradžią naujam malūno gyvenimo etapui. Neveikiančiam objekte įlindom, įkūrėm veikiantį amatų centrą. Girdit? Mes nepadarėm jokių restauracijos darbų, nes neturėjom net projektų pinigų. Mes pradėjom tapkes lipdyt, vanuko mes pradėjom paveldą atkūrinėti. Nuo veltinio amato, nuo Zitos Kelmickaitės, nuo virtinių. Daėjom iki šiandienos rezultato. Prieš beveik 10-metį vėl pradėjo veikti Raubonių vandens malūno Vilnų karšyklos Verpyklos mašinos. Knygelę berinkdama bendruomenė, šitą brėžinuką iškapstė. Čia yra malūnas su visa įranga, 1924 metų braižinys, senoje Pasvalio kalba Raubonių vandenio malūnas. Tai didžiulis iš tikrųjų lobis, nes pagal tai mes viską ir atkūrim ir atgaminam kiek įmanoma link tos realybės pačios. Čia karšykla, užeikite. Gaivinti ne tik pastatą, bet ir jame puoselėtą Vilnos amatą, Gintarę ir Vaidotą Gikius paskatino smalsumas. Nors vaikystę praleido Raubonyse, Gintarė Gikienė anuomet nė neįtarė, kokie darbai virė malūno viduje. Kaip mokykla eini, tuo takeliu viskas, malūnas, bet kas ir ką čia daro, užrašas Raubonių vandens malūnas karšykla Verpykla, bet daugiau, kad čia užeit ir matyt, kokie čia buvo veiksmai, kokie čia pramonė, koks apdirbimas, visiškai jokios žinios. Labai smagu būna sužinot, kokie žmonės dirbo ir pradeda žmonės pasakojimais dalintis. Pradeda atsiras didesnis tas ratas, kurie ir prisiminimais dalinas ir tiesiog įsitraukia daugiau ir tas, neužsimiršta. Šiandien malūno praeitis nebėra tokia paslaptinga, apie ją žinoma daug. Ir šiomis žiniomis Raubonių bendruomenė noriai dalijasi su malūną aplankančiai žmonėmis. Kviečia juos atrasti Vilnos ir senųjų amatų grožį, istorinio pastato detalės. Pernai Raubonių malūnui karšyklai Verpyklai už darbus ir iniciatyvą įteiktas paveldo DNR apdovanojimas. Dėmesys tik dar labiau pakursto entuziazmą. Šiandien atkurti ir restauruoti Raubonių malūno mechanizmai veikia įjungus juos į elektros lizdą. Tačiau bendruomenė neslepia lūkesčio, kad malūno įrenginius suktų Tatulos upės vanduo. Čia vandenėlis turėtų tekėti iš anapus kelio. Kai mes atėjom, tai čia nebuvo nieko, čia žmonės gyvena virš to vandens. Šiai dienai viskas yra paruoštas darbui. Tai jeigu Tatulos upės vanduo tekės vėl po Raubonių vandens malūnų, tą patį vaizdą matysim nuo vandens, tik plius dar čia vanduo gurgės ir visa ta gyvybė grįš į malūną. Įkvėpti malūną gyvybės, kad upės tėkmė vėl suktų mechanizmus, o viduje kasdien šurmuliuotų žmonės. Tokius tikslus savo šiandien kelia bendruomenė, o mes tikime, jai pavyks.